Mes dabar esam tokio gražuolio namuose. Dabar visi žiūrovai atkreipkite dėmesį į jo nuostabius plaukus. Aš jums prizuminsiu dabar. Jo, vakar jis buvo futbole, užtat jį taip ir pagražino. Dabar atkreipkite jo dėmesį į jo šlepetę. Tai yra didžiausias mados klyksmas, atėjęs iš Šanchajaus, Tailando. Jis buvo Tailande, va, žiūrėkit, ant kiek tapki yra didelė, ant jo kojos. Žiūrėkit, kaip jis nesiplauna padų, va, matot, juodi visi. Matosi žmogus ūkininkas, taip, jo chata dabar. Žiūrėkit, koks jo namų kinas. Čia įdomiausia turbūt, va, DVD yra. Oi, blėt, kiek čia laidų jau matai, darai Pure Future. Toliau žiūrim. Nu, dar vienas gaspadinis. Ai, ką, atsiprašau, nepasukau kamerą. Jezus, kaip smagu daryti šitą debilišką laidą. Nu, Pauliau, pasakyk ką nors. Jum kamerą. Nu, pasakyk ką nors. Nu, Pauliau, nu. Pasakyk, kodėl Kauno mergos tau yra gražios. Tada išjungsiu. Kodėl gražios? Nu. Ką žinau, nes Lietuvės gražios. O būtent Kaunas, žmogau, mano mielas. O Kaunas yra Lietuvoje, tada dar gražios. A ne? Ne. O tai... Kaip taksistas sakė. O tu propaguoji tą reklamą, kur per MTV kandonas nuleistas su šoviniu. Ten, kur pisas ir po to merga nušauna ir po to rašo, mylėtis negerai, nes gali nušaut mergą. Tu propaguoji šitą? Nemačiau šitas reklamas, negaliu pasakyti. Supratau. O tu namuose turi ginklą? Turiu. O turi ginklą klinę? Žinom. O kelintas kalibras pas tave klinę? Reičiau didį kamerą. Mua.